Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Laidos rėmėjas Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt Mėsos meistrai, pagaminta žinovų. Toyota Hilux – tikro medžiotojo automobilis. Sveiki visi! Praėjusioje laidoje parodėme reportažą apie aplinkos apsaugos darbuotojų ir jų netatinių pagalbininkų veiklą. Visą savaitę netilo skambučiai. Iš įvairių regionų skambino medžiotojai. Susidarėme nuomonę, kad problemų yra visoje Lietuvoje. Nesuprantamas tik medžiotojų elgesys. Juos terrorizuoja, o jie bijo net pasiskųsti. Deja, už jūs tvarkos niekas nepadarys. Tylėsite ir toliau bus taip, kaip yra. Bet užties apie vakarykštę dieną. Šiandien laidoje matysite. Akmenės medžiotojai spalio pabaigoje ilgamečio Kruopių būrelio vadovo atminimui surengė šaudymo varžybas, o kartu paminėjo ir medžioklės globėjo Švento Huberto dieną. Pagaliau prasidėjo medžioklė su varovais. Tradiciškai sezoną atidarėme kartu su Mažeikių rajono medžiotojais. Šiandien gausiai susirinkot į turnyriuką mažą šiemet pirmą kartą. Norim paminėti ir amžinatilsį Romą Gedžių, norim paminėti ir Huberto dieną, taip kad susėjo ten tokios datos, tokie įvykiai ir šiemet tikriausiai pirmos tokios varžybos, aš manau, kad ne paskutinės. Dabar visi savo numerėlius įsitraukėte, eilės tvarka yra aiški, tikriausiai visiems. Noriu dar paminėti vyrai saugumą. Prašyčiau visus nusiimti nuo šautuvų diržus. Eitumėt šaudyti be diržų, kas liečia saugumą. Toliau teisėjauja varžybom Jonas Isajevas, mūsų pirmininkas. Laukia geri prizai. Ačiū Vilniaus ginklam kaip rėmėjam. Na ką, skelbiu turnyrą pradžią.
šaudėm, kaip matot, iš 3 pozicijų, kad pasunkint, kad prizų taip lengvai nepasimtų. Prizai tikrai buvo verti dėmesio. Pirmos vietos nugalėtas gavo iš Vilniaus ginklų, pagrindinis rėmėjas gavo prizą, reiškia uniformą. Antros vietos 250 litų premija Čekija, trečios vietos 150 litų, taip kad vyrai stengiasi. Dabar sąrašo po ranką neturiu, bet man atrodo, kad 11 lėkštučių iš 12 galimų pirmą vietą. Tai gan neblogai vyrai šaudo, taip kad džiaugiuosi, iš tikrųjų džiaugiuosi. Ne, susirinko mūsų rajone, kaip žinom, yra 8 medžiotojų būreliai, taip kad visi dalyvavo, visi gausiai dalyvavo, tikrai buvo daug norinčių, nes iš tikrųjų trūksta medžiotam tokių švenčių, trūksta tokių paprastų dalykų, kaip kad ir lėkštutės pašaudyti. Vis rečiau mes su kitais bendraujam ir džiugu iš tikrųjų, kad žmonės atvažiavo, žmonės susirinko, bendraujam. Iš tikrųjų ir košės atvežėm išvirė, ir verdama yra guliašas medžiotojų, taip kad džiugu iš tikrųjų. Na ką, stengsimės, kad iš tikrųjų šita šventė būtų kiekvienais metais. Kiekvienais metais paminėt Romą, kiekvienais metais paminėt Huberto dieną, kiekvienais metais įteikti pernamo taurę. Kad iš tikrųjų neprarast šitų tradicijų, neprarast noro medžioti, neprarast noro taikliai šaudyti. Štai dėl ko mes čia susirinkom. Nekartą klausėme medžiotojų, kuo juos žavi medžioklė su varovais. Pasirodo, į tokias medžioklės traukia ne tiek pats medžioklės faktas, kiek aktyvus buvimas gamtoje ir bendravimo malonumas su bendraminčiais. Tai norėčiau pasveikinti su medžioklės atidarymu, parinkėti gerų šūvių ir šiaip sėkmės. Ir norėčiau biškį apie medžioklės eigą. Medžiosim 2 grupėm. Vienai grupiai vadovausi Edmundas Rapolas, antrai grupiai vadovausi aš. Medžiosim tikriausiai iki 4, apie 4:30 renkamės prie namelio. Turim biškį šunelių, pasidalinsim į 2 grupės, panašiai, kad sumažinam, kad galėtum važiuoti. Ir prieš tai noriu čia pasakyti apie saugom techniką, kad medžioklės vadovai, kurie vadovaus medžiokliai, perspėt medžiotojus, taip pat patikrinti leidimus bei galiojančius medžioklės bilietus. Nu ir tikriausiai šią medžioklę skaitysim atidarytą. Šiandien oras kaip tik, tikrai nuostabus. Retai, kada spalio pradžioje būna toks oras. Į pirmą medžioklę susirinka praktiškai visi žmonės, tai šiam klube yra apie 50 medžiotojų, o plotų jie turi apie 14 000 hektarų. Tai buvo nuspręsta paskirstyti į 2 grupės. Ir viena grupė medžios vienose plotuose, kita grupė kitur.
pasienis. Užtversim kelią nuo Latvijos, kad į Latviją neišbėgtų. Kad nebūtų pažeidėjai. Paliekame vyrus medžioti, o mes trumpam keliaujame į reklamą. Po jos tęsime medžioklę Mažeikiuose. Vilniaus ginklų išskirtinis pasiūlymas savigynos priemonėms. Įsigyjant graižtinį 6 mm revolverį Alfa, kuriam nereikia leidimo, Vilniaus ginklai, dėklai ir dėtuvio šovinių duoda nemokamai. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kita sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Tai ginklai, kurių laikui bėgant metalinių detalių nepakeitė plastmasė, o medis išliko aukščiausios kokybės riešuto. Vamzdis dengtas juodu chromu suteikia šautuvui ypatingą atsparumą drėgmei ir ilgamžiškumą. Laukiame jūsų Vilniaus ginklų parduotuvėse. Pirmas varimas baigėsi, bet neaišku, šūvių buvo. Čia va jaunikliukas vienas, stirniukas yra, kitoj pusėje. Irgi turbūt stirniukai išbėgo. Nors čia turėjo būti šernų, taip aš tikėjausi, kad čia bus šernų. O čia va kaimynai labai šaudo. Čia mes esam grinai ant ribos tiek Latvių, tiek su kitų būrelio plotais. Tai tiek mūsiškiai šaudo, tiek Latviai šaudo. Daug buvo. 10. Tai 10 reikia, nors porą reikia paimti. Norėjau kažkur tų mažųjų. Praleidau 4 dėdelis, buvau kiaulis, paskui mažiuką bėgau. Kiaulės. Ne, nu tos 3-4 didelis ir 3 mažesnės. Tai 3 tokios, trimečių, ne. Mes tai dabar jau viskas aišku, vis tolyn, dabar jau 50, palauk, va tankis užuos man kampas, sakys, 80 metrų buvo jie. Nebuvo šansų. Ar parvažiavau į statybą, pritrubus parvažiavau. Čiūrų zuikis to. Aš iš medžioklės. Aš treikštinam, tas prumti nukrit. Lupų ne vien šraktį. Nežinau, baigė, gal aš neradau. Išlėkė stirnų. Šunis neina į mišką, vieną įgrūdau atgal, vėl įgrūdau, jis vėl atgal. Atsimanasis ir tas balsas.
yra šeštadienio šventė. Išeinam pailsėti į gamtą, pabūti, pažiūrėti žvėrelius. Aišku, kai kas sakys, kad per taikiklį, bet jeigu yra toks planas, kad reikia kažkaip tai sumedžioti, kad nebūtų per didelis tankumas, tai mes tą veikdom, bet šiaip tai pats smagiausias dalykas yra pirma medžioklė, tai susitikti su draugais, medžiotojais, aptarti, kas ką naujo šiemet turi. Būti gaila, kad žvėris per tas variminės medžioklės išvarom iš jų namų. Paskui, kol jie sugrįžta vėl į tą ramybę, jeigu neduodam ramybę žvėriui, sunku jiems yra tuose miškuose užsilaikyti. Tai stengiamės, ne per daug stengiamės sumedžioti. Daugiau tai yra tokia tradicija. Galbūt ateityje pasikeis ir tikrai nebebus tų variminių medžioklių, bus išskirstyta medžiotojam plotai, kuriuose jie vykdys biotechnijos priemonės ir šers, ir prižiūrės, kad būtų ramybė tose miškuose. Kažkokį tai kiekį selekcija, sumedžiojimas visai kitoks yra, kada yra bokštelė medžiojimas. Medžioklė šiandien vyko dviem grupėm. Susirinkom po medžioklės. Medžioklė visi būrelio vyrai patenkinti. Nušovom 15 stirnų, 5 lapes, 2 mangutus. Ir vienoj grupiai nušovėm 9 stirnas, kitoj grupiai 6 stirnas. Oras tikrai buvo labai gražus. Visi vyrai patenkinti. Šiais metais turim sumedžioti 40 stirnų. Sternų mes turim daug. Apie 30 esam sumedžioję, dar turėtumėm sumedžioti apie 30.
30 šernų. Stirnų turim sumedžioti dabar atimus. Tas stirnas turim 25 sumedžioti, elnio patelė arba jauniklį, ir plėšrūnų. Plotai yra mūsų nemaži, didžiausi, taip kad visų plotų mes per žiemą neįsmedžiojam. Taip žvėrim yra kur daugintis, maitintis. Kaip jau tapo įprasta, laidos pabaigoje turiu priminti, dar galite siųsti nuotraukas Ginalo firmos konkursui. Dar galite, jei norite, laimėti Štil firmos pjūklą. Šiandien tiek, susimatysime po savaitės. Nei plauko jums, nei tauko. Iki. Laidos rėmėjas Toyota Hilux, tikro medžiotojo automobilis. Kėbulų remontas, dažymas kameroje, transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.